Sveiki kompanija. Senokai nekėliau video, jau visas mėno. Kaip, buvau išvažiavusi, bet ant tiek nėra ką filmuoti. Ir nežinau, kažkai depresija mačiau, juoda, kad aš jau net ir savo tą žiniasklaidos tinklapį jau galvoju, Jėzus, kokia prasmė ten ką nors kelti, jeigu vis tiek niekam ten neįdomu. Per tuos 15 metų man niekas nei nieko nepranešė, nei apie kokius renginius, nieką tau kaip specialiai, kaip tyčia tave ignoruoja. Tai toks jau, galvoju, ten dedi, tai vis tiek niekam neįdomu. Tik idėją kokią sugalvoji, tai žiūrėk, nuo tavęs tai nukopijuoja ir kiti ten naudoja tą tavo idėją visą, pas tave vis tiek neina. Tai jau net norisi mest viską, tai kažkaip tai taip ir, bet čia tokia depresija. Čia pagalvojus, kai jokio tolko, nei kas ten ką žiūri, nei ten kas ką. Bet vis tiek kažkaip norisi kažką filmuoti. Nežinau, man šitą nudaroma turbūt tokia depresija. Buvau į Klaipėdą išvažiavusi, taip lytai atsigavau biškim, toks kaip pakeitė į aplinką, bet po to taip iškart į reisą išvažiavai, tai irgi tokia depresija, nes iš tokia šventinė nuotaika tau buvo, ir dabar staiga vėl tave toj būdoj vieną uždarė, tu vėl viena, nei su kuo pašnekėti, nei su kuo kur nueiti, toks nugmastis tokia. Bet dabar, kai jau logistas nebe šef, dabar logistas grįžo iš atostogų, tai irgi dabar jau mane, tai dabar biškai tokie reisai, kaip sakant, daug važiuoti, bet bent jau lengvesni tie reisai, o ne daug krovinių, bet tai kad daug važiuoti. Ne tai kaip, kai šefas buvo tenai, vien baltai tenai vos ir daug krovinių, 15 iš pakrovimų ir visi baltai tokie, tokie sunkus, kaip sakant, kroviniai. Praeitą savaitę tik Danijai buvau, irgi taip ganėtinai lengvai išsisukau. Bet tai, kad taip non-stopų parvariau, praktiškai namuose tik taip biškai nespėjau atsigauti. Ir vėl dabar į Austriją ir reikia būti 10 ryte. Tai aš pasižiūrėjau 16 valandų važiuoti, sekmadienį. Čia galvoju bus kapiec. Tai aš dabar nusprendžiau, išvažiavau šeštadienį naktį, iki 12 nakties, kad visą Lenkiją kirsti, ir paskui, dieną stovėsiu, tada naktį kirsiu visą Čekiją ir Austrius. Bet tai, kad galvojau, kad tose Katovicose į zoologijos sodą nueisiu. Bet privažiavau tos Katovicus ir žada lietų. Tai dabar neaišku, kaip čia bus ta mano zoologijos soda. Galvojate, aš buvau zoologijos sode. Va. Orelis. Nuvažiavau, mokamas parkingas. Ir ką mokėsi, kai tu nežinai, ar tu iš viso eisi tą zoologijos sodą, nes gal lis. Lyg tai žadėjo nebelyti, bet tai būtų atėję vėl lietus. Dar žiūriu, Čekiai prie Ostrava buvo irgi geras zoologijos sodas, bet tai irgi lietus pila. Jau 11 valandų liaudies irgi, degalinėse pilna, vienu žodžiu, nuplaukiam per lietumą. Reikės rudenio laukti, bet dabar tokia proga buvo, visą dieną laisva. Vienu žodžiu, kai sekas, tai sekas. Patikrins logistas, galvos, ar išvažiavo Šuminskaitė ar ne į reisą. Pasižiūri, o aš jau Čekijoje, ne tai, kad išvažiavęs, bet aš jau Čekijoje pasiekusi. Ar ir jums tai būna, kad kai važiuojate pro kas nors muitinę, ar kas patikrinimas policijos, ar šiaip kažką tai važiuoji, stengiasi vos ne tai, kad net nekvėpuoti, bet stengiasi nežiūrėti į tą muitininką, kad, kaip sakant, akis nesusitiktų. Nes galvoju, jeigu taip akis susitiks, tada jis sugalvos tave patikrintis. Tai stengiasi taip kažkur tai apsimesti, bet tokius šaltais nervais. Bet jeigu nežiūrėsi, tai gal nesustabdys. Važinėjau kažkokiais tai šunkelynais vokiečių. Kažkokia tai atėjo žinia, bet Austrijoje taip yra, kad jeigu bus kažkam tai Vokietijos regione, jeigu yra kamščiai autostradoje, tu negali apvažinėti kaimo keliukais, jeigu bus ženklas, kad draudžiama važiuoti. Tai vienu žodžiu. Nes, kaip sakana, kaimai skundžias, kad šeštadienį, savaitgalis labai didelis eismas, visi apvažinėja, tai dabar uždraus. Ir sako, Austrijoje ir kitas pats yra tokie, bet aš dar gyvenime nemačiau tokių kelio ženklų,
kad drausų tau išsukti iš autostrados, kai yra kamštis. Bet įdomu, kas ten per ženklai. Bet irgi nesąmonė. O gal aš, pavyzdžiui, iš viso nevažiuoju tom autostradom, gal aš vien šunkeliais važinėju, nes autostradai gal man nepatinka. Bet tai vat. Čia greit iš vis bus nebeįmanoma vairuoti jau. Tenka gelbėtis ventiliatoriais. Šiais laikais neblogai visokias technologijas. Kai jau nebepadeda niekas ir net skersvės nebepadeda. Tai vis kažkiek tai va pučia. Čia silpniausias režimas dar. Mašina įsijungęs tenai ir pilina. Ir tvarko. Ale tvarko. Įsijungęs variklį. Nu kaip mane tokie bėsina. Sakyčiau šalta, karšta, bet jis atidaręs visas duris, tvarko mašiną, įsijungęs variklį, trupčia visus aplinkui. Nu bet vokiečiai išdresuoti tauta. Tokia dresuota. Atvariau į parduotuvę. Žiūriu, nuo 7 dirba, nes nėra ko atsistoti. Tai buvo, parduotuvė, pavargysiu, ko nors. Nuo 7 dirba tik tai. Ir buvo 6:52 minutės. Jau ten stovi 5 pensininkai. Jau nesimiega jiems nuo ryto, jiems į parduotuvę reikia. Nu ir 6:55 atėjo ta darbuotoja, atrakino duris. Nu, atidarė duris, ir viso, žinai. Vokiečiai pensininkai stovi iki 7, neina, kol nesueis vat, pagal laiką 7, neina, stovi. Nu, žinot, kai ne savo šaly, tai galvoju, ką čia veršiasi, žinai, tiek to, aš irgi ten stoviu, nu nėra kaip, žinai, kai ne savo šalis. Ten paskui tai vienas ten kažkoks senolis, ten jau galų gale tenai, kai liko taip minutė iki jau 7 valandų, nu galų gale jau ryžosi eiti. Tai galvoju, nu lemba, o drąsūra, ant tiek, kad net į parduotuvę duris atidarė ir jie vis tiek, vat, parašyta, kad 7, tai jie 7 ir laukia. Net jeigu duris atidarysit, jie neina. Aš įsivaizduoju, kad ant kiek išdresuoti. Eina peklam. Kažkas gerai kažką pakūrė. Dūmai tokie, kad šakės. Arba dega kas nors gal. Sveiki. Aš turbūt greitai pradėsiu tuos visokius, nu, kur sukčius, kurie lenda į mašinas, iš veido jau pažinti. Man atrodo, aš juos to jau pradėsiu su jais sveikintis kaip su draugelis. Irgi, va, tai įsibasia visą laiką palei Berlyną. Va, tenai turbūt yra tam tikra, nu, kaip sakant, grupuotė, kuri tuos parkingus ten kuruoja. Nes 50 km va, taip va, spinduliu aplink Berlyną, taip net ir tam va, A2 kelyje va, prie autostrados, visą laiką, jeigu tik nakvosite tose Rasthofuose, visą laiką sulauksite svečių dažniausiai. Kiek esu nakvojus, va taip tokiam varadiu, nu, prie Berlyno, dar kažkur, visą laiką lauku, kad 3 nakties arba rytą, kokį įmygis pats, kad jau kažkas baladojasi. Čia, blėt, taisyklė. Tai ten, jau prieš tai kažką pasakojau kaip linda, bet čia jau buvo pirmas kartas gyvenime man. Tai jau dabar aš jau, kaip sakant, žinau tos baladojimusis. Dabar vėl žiūrėjau, čia palei Berlyną reikia nakvoti netoli. Ir taip irgi tą Rasthofą, nu, bet atsistoti, bet radau vietelę tokia ir kaip taip prie tokios mašinos. Ir žiūriu, irgi busikas rumūno. Dar aš pagalvoju, blemba rumūnai, čia prie rumūno busiko pavojinga stovėti. Nu, bet čia žinot, tas rumūno, tai žinai. Nu, ir taip užmėgau ten viską. 3 valandą, aš ir taip pabudau. Ir 3 valandą, 3:30, kai jau dar man valandą atėmė laiko miego. Baladuojasi duris. Visai jasna galvoju. Nu, bet va, irgi, pamiršau kamerą, pasimk, kad tą momentą visą nufilmuoju. Nu, bet kažkaip tuo momentu tau veiksmai, aš dar nesu toks blogeris, kad su kamera visur vaikščioti. Ta užuolaidėlę atidarau, nu, taip atidarau užuolaidėlę, stovi klasikas. Dar nenustepčiau, kad ten tas pats būtų, nes, nu, kažkoks panašus, tai gal biškai aukštesnis, ten buvo žemesnis. Nu, bet vis tiek iš tos pačios hebros, žinai, matosi. Aš jos turbūt greitai pradėsiu pažinti, nes jeigu ten ta pati hebra, tai aš pradėsiu aš tai sveikintis, o, zdarov, ačkarik, už davno nevidelis, nu kaip senai matėmės, nu tikrai jau senokai matėmės, pasižiūrėtų kaip bairį.
Jis ten kažką tai, ten kokia kalba, sakau, lietuvių, bet ten aš iš palangą, sakau, tu to nueisiu kažkur nuėjęs, žinai, paskui vėl grįžta, tipo, čia pas tave problemos, bet aš jau pasiėmiau tą GoPro kamerą ir taip, nu, ir esi besiausiai, tau šviečia akis su žibintuvėliu, kad tu labai gerai neįmatytum, kas jis tam per vienas ir ką. O aš tai pasiėmus, tuo metu, kai jis ten kažkur nuėjo, vėl grįžo, pasiėmiau tą GoPro kamerą ir filmuoju. Ir taip, grinai, o taip padėjus, nu, ką, jis pamatė, nes aš šviečia ekranėlis. Aš ten gerai, kad tą kamerą tamsoje nefilmuoju, ten niekada nesimatys. Jo ten tos, nu, nežinau, pažiūrėsiu, gal matysis, bet nesimatys. Ten pamatė, oi, ne, lažinai, bet paskui nėrė kažkaip, paskui, nu, pamatė, kad nieko nebus, nuėjo. Ir aš galiu lažinti, ten draugelis kitoj pusėje stovėjo. Ir galvoju, nu, blembai, paskui kažkur kitur ten nuvarė ir nesupratau, aš ten paskui, nu, užsivedžiau mašiną, galvoju, ten vis tiek kitur laikau nebenueisi, nes jau baisu. Tai nuvažiavau prie įmonės jau tenai. Bet irgi važiavau pro šalį, taip nieko nesimatė, kad ten, bet ten kažkoks busas kažkoks stovėjo. Ir ten liktai kažkokie ten trynėsi, bet ir nesuprasta, ten jie su to busu kažkokie važinėja, nes paprastai su lengvom mašinom atvažiuoja. Taip įdomu, atsimensa, kad lenda, ne taip, pažiūrėjau, išėlė Rumuno busikas buvo, bet matyti, žinai, Rumuno tai jau prie savų nelenda. Tai kaip sakant, čia mato lietuviškas numeris jau stopodovai bus koks nors, žinai, nu, bet gal aš juos taip pažinsiu tenai juos, greit kaip draugeliai bus. Tai vat būkite atsargus, ypač, atsakau, kiek man buvo atveju, tai visą laiką aplink Berlyną čia. Jau geriau tada, jeigu galvojate kažko apie Berlyną, tai geriau važiuoti iki pat įmonės arba mieste ieškoti kažkur nakvynės. Apie 2 balandėliai. Laukia manęs. Ankstyvas rytas. Vyksta iškėlimo darbai. Iškėlimo darbai kažkokie tai. Ir nemigo kažkas tai. Nu, va jums tacho. Va jums ir tacho. Niekad tas tacha nepadeda. Jeigu premiksi, tai premiksi. Niekas tau nepadės, jeigu premiksi. Žinai, jeigu ten pataikė, tai ką daryti?
restoranas Moskva, Berlyne. Restoran Moskva. Na, aišku, jau čia nedirba, bet... Tai čia tai geras. Moskva. Logika. Čia uždeda nakčiai tuos 2 stulpelius, kad nieks čia nevažiuotų tuo keliu. Bet tai kur logika? Uždėjęs stulpelius, paskui nuima rytą. Bet gali aplinką pavažiuoti tenai, per kiem, per šitą dešinę pusę. Ar, žiūrint, iš kurios pusės žiūrėsi. Tai logika, kam iš vis čia vargti ir dėti stulpelius, jeigu pro šoną gali pravažiuoti. Bet aš tai stebiuosi žmonėmis. Liaudies pilna. Ten kur Magdakai, ten praktiškai įvažiuoti neįmanoma. Ten galų už Ostrov Mazoviecko, ten ne pirmas Magdakas, bet tas naujas padarytas parkingas, ten yra Magdakas. Irgi atvažiavau, bet ten ačiū Dievui yra daug kur pasistatyti ten prie fūrų tenai. Tai jetus, aš ten įėjau į tą Magdaką. Ten tikras košmaras, tikras košmaras. Kaip žmonėms patinka tenai. Laisvo staliuko nerasi. Ten knibždėlynas žmonių tenai. Vaikai ten, žinai, kaip sakant, ten klykauja, riekauja. Žmonės ten šneka. Toks grynas, toks, žinai, kaip, akropolis toks, žinai. Ir vien tik tai klegesys, triukšmas, ten per galvas vos ne visi lipa. Sėdi visi. Pasiėmiau aš tenai, nėriau, gal aš ramiai mašinai pavalgysiu. Aš kažkaip ten vidurį nevalgau iš mašinai. Bet tai kalbu, koks ten malonumas sėdėti tokioj kaviniai, ten kur viskas perpildyta, ten, nežinau, nesupranta žmonių.
plovas. Kaip jūs galvojat, kiek valandų? Beveik 11 nakties. Darbą pradėjau 7 ryto, tai va, 11 valandą sustojau. Ir tai kažkokie, tai, galim sakyti, lauko sąlygomis čionai. Parkingo neradau. Vienur buvo toks labai neaiškas, matas ten tokia jaunimėlė susirinkimo vieta. Neaiškas personus, gavau ten per pavojingą stovėdą ir taksą visokią. Tai dabar čionais kažkur prie iškrovimo vietos pas privatų žmogų kažkaip parkingiuką radau. Jeigu mane čia neišvaris, vienu žodžiu. Geras darbas, ne? 7 pradedi, 11 baigi. Teko miegoti štai tokiam privačiam parkinge prie info lentos, kuri gyvenama rajoną, nes nebebradau parkingą. Gerai, kad dar naktį. Tai gerai, kad dar naktį. A jūs įsivaizduojate, kas čia būtų dieną, jeigu jie čia asfaltuotų dieną? Va, visa Varšuva, visas 2 juostas asfaltuoja. Bet jie čia spėjo čia per naktį ir padarys. Čia dėl to naktį ir dirba, kad per naktį išasfaltuotų. Nes čia jeigu jie taip dieną uždarė, tai aš įsivaizduoju, koks čia kamštis, įsivaizduoju vieną juostą tik tai Varšuvos. Tai čia jau čia matos pilnu pajėgumu per naktį varis tą asfaltą. Per naktį ir išasfaltuos.